Kazy, gal geriausiai būtų pradėti šį pokalbį iš pradžių, bet gal dar vieną klausimą iš vidurio pirmiausiai. Man įdomu būtų koks dalykas. Kaip tu save skaitai? Ar tu save skaitai išeivijos rašytojų, ar tu skaitai save lietuvių rašytojų taškas? Pirma, aš skaitau save inžinierium. Taip, bet net nesikuklinant, tai toksai reiškia mano profesinis darbas ir tai yra mano kompetencijos sritis, į kurią aš daug įdėjau nemažą pastangų ir kuo aš uždirbu savo duoną. Ta prasme, aš esu inžinierius. Ir gal net didesnė prasme, nes aš, pavyzdžiui, į gyvenimą žiūrėčiau, sakyčiau, toli gražu ne iš rašytojo taško, ne iš to pripažinto humanistinio taško, bet būtent iš techninės, jei jau tą žodį naudojam, techninės inteligentijos taško. Ir jausminė irgi. Mane humanistinė inteligentija didelė dalim nervuoja, aš jų tiesiog nepernešu. Kodėl tu jų neperneši? Jų pretenzijos, jų snobizmas, jų nesupratimas gyvenimo, gal tai blogiausia, reiškia, kad pretenzijos, tai gal aš žinai, kuklumas nėra jau tokia dorybė, kokia įdedama, reiškia, mes dažnai esam per kuklus, man atrodo, tai, o pretenzija yra, reiškia, kuklumo antipodas, bet jų nesupratimas mūsų pasaulio, mūsų, reiškia, aplinkos visumos, reiškia. Jų tiesiog, reiškia, abysmal ignorance, aš pasakyčiau.